Sveiki, ekspertai live tiesiogiai, laida Duka Plius, aš esu Audrius Nakas, šiandien yra 2024 metų rugpjūčio 2 diena ir mes pradedame mūsų šou. Anonso nėra. Štai atsidariau ekspertai EU tinklalapį ir į vakarykštį pranešimą žiūriu. Mes vakar apie tai kalbėjom. Europa eina į Putinopą. Ir aš žiūriu į šią fotografiją. Svarstau, ką pasakė mūsų valstybės vadovas ir negeros mintis apninka, negeros mintis tikrai, bet pradėkime galbūt nuo kažkokių geresnių žinių. Taip, Lietuvoje daug problemų, Lietuvoje daug vidaus priešų. Vakar laidoje mes kalbėjome, Andrejus Šidlev, kovotojas, ukrainiečių karių ruošėjas, buvo informavęs, kad yra 25% išdavikų mūsų valstybėje, išdavikų. Ką reikia daryti su išdavikais, ypatingai karo metu? Kovoti visomis įmanomomis priemonėmis. Todėl yra tokia pozicija, kad galbūt būtų gerai, jeigu ukrainiečiai ateitų į pagalbą lietuviams ir nužudytų Tratus va tokius visokius, Vaitkus. Tratas tai aktorius, Vaitkus tai medikas. Profesinė prasme gaila būtų, bet patriotizmo prasme reikėtų tą padaryti. Pasiklausykim Landsbergių bendruomenės vieno iš lyderių, Algio Ramanausko. Noro, taip pavadinkime, Noro. Sveiki visi. Labas Vaidai. Labas Algi. Bet kuriuo atveju, kad tai, kad ukrainiečiai medžioja rusus ir medžios, yra labai vienas dalykas geras ženklas. Ne tai, kad neraminantis ženklas, bet jį verta atkreipti dėmesį visur. Jeigu jie medžioja Afrikoje, jie lygiai taip pat gali medžioti ir čia Baltijos jūroje. Prisiminkime, ką kalbėjome apie tai anksčiau, kad visiškai nereikėtų nustebti, jeigu ukrainiečių dronai atskristų į Kaliningradą ar atplauktų į Kaliningradą ir Baltijske arba išplaukiant iš jo vienas kitas rusų laivas babakšt. Aš labai apsidžiaugčiau, jeigu ukrainiečių operatoriai čia pamedžiotų visokius Tratus ir Vaitkus. Taip, dabar yra naujas žaidimo taisyklės. Priešas yra visur ir jį galima visur medžioti. Priešas yra visur galima medžioti. Ką reiškia medžioklė? Net jeigu eini medžioti gyvūno, aš nesu medžiotojas, tai tu nužudai gyvūną. Netgi jeigu tu eini žvejoti, tai tu nužudai žuvį. Toks gyvenimas. Šiuo atveju reikėtų sumedžioti įvairius Tratus ir Vaitkus. Nemažai jų, ne vien pats Tratas ir ne vien pats Vaitkus, tokių be abejo yra daugiau. Tai laisvai kalbama, teisėsauga į tai žiūri palankiai. Daug kartų kas kreipiasi į teisėsaugą dėl grasinimų nužudyti Lietuvoje, sako, kad tai yra tik tai nuomonė. Ir šiuo atveju tai yra tik tai Landsbergių bendruomenės ryškaus atstovo nuomonė. Nieko čia tokio. Kitas dalykas, aš tik pagalvojau, štai tas kitas specialistas kalbėjo, neatsimenu jo pavardės, jisai sako, kad ukrainiečiai gali medžioti visur, ar Afrikoje, ar ne Afrikoje, gali medžioti ir Baltijos jūroje. Turbūt jie galėtų medžioti ir Baltijos jūros paplūdimy, Palangoje ar Šventojoje, taip pat galėtų medžioti. Tik tai klausimas, jeigu jie medžioja dronais, kokiu būdu dronas iš Ukrainos atskris iki Lietuvos ar iki Kaliningrado srities, iki Baltijos jūros? Per kur atskris? Ar tuo labiau atplauks per kur? Tai per aplinkui plauks, ten aplink Afriką, ar ten pro Japoniją, pro Šiaurės ašigalį. Va čia specialistas taip paliko klausimą tokį atvirą. Aš neįsivaizduoju, kokiu būdu. Ar čia turėjome omenyje, kadangi labai daug slavų tautybės žmonių dabar yra Lietuvoje, keli šimtai tūkstančių. Jie visi kalba rusiškai, ten neatskirsi, kuris yra baltarusis, kuris rusas, kuris ukrainietis. Jie visi kalba čia Vilniuje viena kalba, rusų kalba.
rusų kalba, priešo kalba dažniausiai kalba. Nu, nežinau kodėl, bet jie kalba taip. Kitos kalbos čia neišgirsi. Tai galbūt tas specialistas, kurį mes čia matėmės, galvoja, kad galbūt čia atvykęs ukrainietis ir susidorotų su netinkamais lietuviais. Na, aš čia tiesiog keliu klausimus, nes, pasižiūrėjus rimtų specialistų, natūraliai kyla klausimų. Aš manau, ši tema bus pratęsta. Pabandysim pakalbinti ir paminėtų žmonės, ką jie apie tai galvoja. Na ir kitus specialistus pakalbinsim, ne tik tos Delfio LRT specialistus, ne tik Landsbergių bendruomenės žmonės. Taigi, po tokios pradžios dar viena, nei šiokia, nei tokia žinutė. Na, Trumpas, žinot, kas jis toks, vėl siekia prezidento posto, nemažai galimybių turi laimėti prezidento rinkimus. Tikėkimės, kad taip nebus, tikėkimės. Pažiūrėjus į valstybinio transliuotojo skelbiamą informaciją, į Lietuvos nepriklausomos užsakomosios žiniasklaidos, vis tik atrodo, kad Trumpas tikrai praloš. Bet pažiūrėjus į kitų valstybių žiniasklaidą, atrodo, kad neaišku, kaip tenai bus. Kaip ten bebūtų, tai yra kandidatas, jį ką tik tai šovė, jis išliko gyvas, tik sužeidė ausį, bet ką jis dabar postringojo, neatlaiko jokios kritikos. Žinot, olimpiadoje vakar apie tai kalbėjom. Viena boksininkė, kuri pasijuto vyru, transformavosi į vyrą, per keliasdešimt sekundžių sutriuškino bokso ringe moterį. Ir kilo pasipiktinimas, kaip čia taip, aš jau kalbėjau, ne kaip čia taip, o treniruotis reikia ir ringę garbingai veikti. Jeigu tai yra vyras, ne vyras, jeigu jis pasijuto moterim, reiškia tai yra moteris. Tai čia pas bet kokį Raskevičių paklauskite ar Čmilytę ir jums viską išaiškins. Taigi, Trumpas postringauja, kad jisai uždraus biologiniams vyrams dalyvauti moterų sporto varžybose. Jūs įsivaizduojat, iki kokių nesąmonių mes galim nusirysti. Tai ir komentarą padariau, į telegramą įdėjau. Jūs tik pasižiūrėkit, ką kliedi kandidatas į Jungtinių Amerikos valstijų prezidentus Trumpas ir kaip jį palaiko tas milijardierius Maskas. Trumpas sako, uždraus tam tikriem asmenims dalyvauti moterų sporte. Kažkoks. Toks analitinis pastebėjimas. Na ir einam prie naujienų srauto. Rusijai, mane nustebino, Rusijai atiduoti sukčiai, žudikai, šnipai ir smogikai. Na taip, Rusija vakarams atidavė taurios širdies teisingus žmonės, kurie kovojo už laisvę, nepriklausomybę, už aukštus idealus. Tačiau kodėl reikėjo atiduoti sukčius, žudikus, šnipus ir smogikus? Šito aš nesupratau. Tai čia taip gali atsitikti, kad mes kokį Paleskį atiduosim, kuris šnipinėjo viską, skaitė portalus LRT ir Delfi, rinko informaciją, to neslėpė. Štai dabar pasodintas į kalėjimą, labai gerai, bet va taip ėmė ir atidavė. Mane ta žinia nustebino. Didžiausias nuo šaltojo karo apsikeitimas kaliniais tarp vakarų ir Kremliaus. Į Rusiją gali grįžti 10 vakaruose kalintų šnipų, sukčių ir FSB smogikų. Turkijoje vyko plataus masto vakarų ir Rusijos apsikeitimas kaliniais. Į vakarus grįž už kaltinimus šnipinėjimu ir karo kritiką kalinti Amerikos ir Vokietijos piliečiai. Taip pat grupė Rusijos politinių kalinių. Kremlius susigrąžins nuteistus šnipus, sukčius ir smogiką Berlyne nužudžiusiai čečėnų laisvės kovotoją. Joe Bidenas mainus pavadino tikru diplomatijos žygdarbiu. Mainais Rusijai gražinami 10 jos piliečių, keli šnipai, sukčiai. Net nežinau, kaip ir komentuoti. Viena bėda po dvi nevaikšto. Žinot, kas atsitiko su Landsbergiu Bartoševičium. Ta visa nemaloni tariamos pedofilijos istorija. Tikiuosi, kad bus ilgai tyriama ir galų galiai išteisintas nekaltai apkaltintas Landsbergiu Bartoševičius. Šimonytės beje posūnis, ar podukra, ar patėvis, aš nežinau, ten susipainiau, kaip ten yra, bet žodžiu, artimas žmogus Šimonytės. Taigi, po Landsbergiu Bartoševičiaus prokurorai ėmė žarstyti kaltinimus dar vienam Landsbergių bendruomenės atstovui Višniauskui. Esą jis ten kažką finansinę
finansinę machinaciją kažkokią padarė. Nu, tai dabar turbūt prašys tą, kaip ten tą Seimo nario neliečiamybę panaikinti ar panašiai. Generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą dėl konservatorių frakcijos seniūno Andriaus Vyšniausko teisinės neliečiamybės panaikinimo. Nėra maloni žinia ir viliuosi, kad yra paaiškinimai, bet kokiu atveju ar politikai, ar kiti mūsų valstybės piliečiai, kurie užima tam tikras pareigas, atsakymus turi duoti. Tikėkime, viskas bus gerai, bet tą pačią progą, kadangi tas Vyšniauskas čia įtariamas, ten sumos iš viso jokingas 100 000 eurų. Kažkam naudinga turbūt apdergti žmogų. Taigi prisiminkime šiek tiek rimtesnės sumas, nors tos rimtesnės sumos, apie ką aš dabar kalbu, šiandien atrodo labai jokingai. Čia aš prisimenu Snoro istoriją. Žinot, buvo bankas Snoras, puikiai veikia, daug tokių snoriukų, kioskų stovėjo, labai geras bankas buvo, bet jisai buvo sunaikintas. 1-2 ir neliko. O visi tie, kurie ten buvo įdėję pinigus, tai galybė žmonių tų pinigų neteko, po to turtas buvo išparceliuotas pusvelčiui. Bet palyginus tai, kas vyksta dabar, su visais tais atgrasimais ir taip toliau, jokingos sumos. Čia kaip Vyšniausko tie keli tūkstančiai. Taigi prisiminkim vieną jokingą video, kaip Snoro bankroto administratoriai plūša savęs negailėdami. Snoro bankroto administratorius iki kovo pabaigos jau spėjo išleisti beveik 250 milijardo litų. Pusė šios sumos išdalinta konsultantams. Beveik 70 milijonų išleista bankroto administravimui ir tik 10 milijonų sumokėta banko kreditoriams, buvusiems banko darbuotojams. Dar 40 milijonų sudaro kitos išlaidos. Vien per šių metų pirmąjį ketvirtį išleisti beveik 23 milijonai litų. Neblogai. Štai čia yra archyvinė publikacija. Cooperis išleido pinigų tiek, kiek per tą patį laikotarpį išleistų Generalinė prokuratūra, Valstybės saugumo departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba bei Valstybės kontrolė kartu sudėjus. Čia yra tas pats video, kurį ką tik žiūrėjome. Čia yra Šarūno Puidoko nuotaikingas komentaras, o čia štai metiniai institucijų biudžetai. Štai čia viršuje yra 223 milijonai, va čia Generalinė prokuratūra, VSD, STT, FNTT ir Valstybės kontrolė. Bendras metinis biudžetas buvo tada 223 milijonai litų. O čia Cooperio biudžetas ir net ne metinis. 228 milijonai litų. Gražu, galima žiūrėt ir gerėtis. Cooperis įveikia visas tas institucijas, kur neįveiksi, biudžetas buvo didesnis, tai ir įveikia, pinigas padarė savo. Taip, dar gerų naujienų iš finansų ir atgrasimo srities. Bus naujai apmokestintos draudimo sutartys ir tada tuos pinigus, kur nuplėš nuo žmonių daugiau už draudimą, bus galima skirti Rusijos atgrasimui. Papildomus tos pinigus, nes pinigų Rusijos atgrasimui trūksta, pastoviai trūksta, ir štai dar rastas būdas, kaip būtų galima tų pinigų skirti daugiau. Rusijos atgrasimui. Rusijos. Reiktų sakyti Rusijos ir Baltarusijos. Netgi reiktų sakyti Rusijos, Baltarusijos ir Kinijos. Rusijos, Baltarusijos, Kinijos ir Šiaurės Korėjos. Aš netgi apie Indiją irgi dar taip pasvarstyčiau, bet kol kas neminėkim. Vyriausybei pateiktas derinti įstatymo projektas, pagal kurį dalis draudimo sutarčių būtų apmokestintos 10% ir šitaip atsirastų papildomų lėšų gynybai. Draudimo sutarčių apmokestinimas tik viena viso gynybos finansavimo modelio dedamoji. Valdantieji dar šįmet linkę pasiekti 3% bendrojo vidaus produkto gynybai, bet neatmeta. Prireiks skolintis gynybos fondo lėšos, jas pakliūtų ir pinigai už pabrangusį draudimą, sudarytų ilgalaikį finansavimo modelį. Žodžiu, nereikia bijoti, jeigu ir pritrūkstų pinigų, bus sugalvoti nauji mokesčiai, bet jeigu vis tiek pritrūkstų pinigų, skolinsime, kol dar skolina ir investuosime į atgrasimą. Todėl, kad jeigu neatgrasysime, neliks Lietuvos, reikia išsaugoti Lietuvą. Todėl reikia ir skolintis. Na ir kągi,
Po socialinės reklamos pasikalbėsime apie propagandą, nes vakar pamačiau valstybinio transliuotojo eteryje tyrėjos Indrės Makaraitytės tyriamąjį darbą. Paliko jis man įspūdį, tai būtent po socialinės reklamos apie tai ir pasikalbėsime. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. Jei tikite tuo, ko tikime mes, pradėkime. Žodžiu, paaiškėjo, kad po tokios propagandinės nesėkmės Putinui nesiseka skleisti propagandos, nors, pavyzdžiui, valstybinis transliuotojas, nepriklausomi užsakomieji kanalai nuo ryto iki vakaro kalba apie Rusiją, kaip jai sekas, kas nesiseka, ką pagalvojo Putinas, ką susapnavo Putinas, ką dar net nepagalvojo Putinas, jau galima paskaityti mūsų žiniasklaidoje, apie tai rašoma. Ir paaiškėjo, kad nerimstantis Putinas propagandai skleisti čia Lietuvoje, turbūt ir kitose Baltijos tigruose, ėmė naudoti TikTok ir Telegram. Ir visą tai sužinojo Makaraitytė, gavo dokumentus, pavyko įgauti dokumentus, turbūt iš Kremliaus tiesiai, turi ten savo agentų, nutekino. Tai va, TikTok ir Telegram, aš pagalvojau, pats TikTok, prisipažinsiu, praktiškai, iš viso nenaudoju. Man kartais kažką parodo, bet visiškai nenaudoju. Telegram naudoju, yra ir ekspertai EU Telegram paskyra, bet kiek žinau, Telegram Lietuvoje jis nėra toli gražu toks populiarus kaip ten, pavyzdžiui, Facebookas. Toli gražu. Mažai dar palyginus žmonių naudoja. Bet Putinui atrodo, kad TikTok ir Telegram tai turėtų užkabinti Lietuvos gyventojus ir per ten jisai dabar skleidžia savo propagandą. Iš nutekintų Kremliaus dokumentų matyti, kad propagandai skleisti Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse Putino administracija vietoje uždraustų kanalų pradėjo naudoti TikTok, Telegram ir kitus socialinius tinklus. Įdomu pažymėti, čia atskleidė tyrėja Makaraitytė, kad ataskaitas Putinui teikiantis veikėjai nėra patenkinti savo propagandiniu darbu Baltijos šalyse. Turbūt jie supranta, efektyvumas mažas. Taip savikritiškai turbūt žiūri į save. LRT tyrimų skyriaus duomenimis tiesiogiai iš Kremliaus nurodomas temas platinantys veikėjai ataskaitose teigia nesantys patenkinti savo darbų Baltijos šalyse. O kadangi jie nepatenkinti savo darbų, nuėjo pas Putiną ir Putinas sako, gerai, suprantu, nepatenkinti, aš pats irgi nelabai patenkintas, sako Putinas tiem ataskaitų rašytojam, tai pabandom per TikTok ir Telegramą. O, visi pabandom, gal kas pavyks. Ir dabar bando per TikTok ir Telegramą. Tiesa, kiek aš pastebiu, tai absoliučiai visa informacija laisvai platinama netrukdomai, nevaržomai amerikietiškoje YouTube vaizdo platformoje. Be jokių problemų. Bet gal Makaraitytė gal to nežino. Ten galima bet ką pamatyti, praktiškai. Vien YouTube, aš jau nekalbu apie kitas platformas, kurios laisvai Lietuvoje prieinamos. Bet Makaraitytė dabar turbūt į kitur koncentruojasi. Taigi, kaip ir vakar kalbėjom, taip ir šiandien atkreipiu dėmesį, kad per valstybinį transliuotą nepriklausomus užsakomosius kanalus nuolatos pristatomi kažkokie propagandistai, ką jie sako, ką jie bando įteikti. Ir pavyzdžiui, aš labai daug sužinau iš valstybinio transliuoto, aš negirdėjau, kad iš viso toks yra kažkoks Mieževičius. Tai štai tyrėja Makaraitytė išsamei laidoje Panorama geriausių laikų pristatė kažkokį propagandistą Mieževičių. Tai kviečiu susipažinti ir jūs su Mieževičiumi. Rusijoje istorikų pristatomas profesorius Mieževičius yra vadinamas Baltijos šalių ekspertu. Yra tiesiog netinkamas elgesys. Skirtingos kilmės ir skirtingo masto. Klasikinis pavyzdys – Baltijos šalys. Ta же Estonija, ta же Latvija. Ta pati Estija, ta pati Latvija ir ta pati Lietuva neišvengiamai atsidurs to paties balasto rolėje, kuris bus išmestas, kai tik atsiras proga. Šiuo metu tokios būtinybės nėra. Ir už borto lėks tikrai ne Jungtinė karalystė. Už borto lėks, pavyzdžiui, Lietuva. Bet nemanau, kad Lenkija.
Tai kaip matot, pati Makaraitytė paprašė, kad ją nufilmuotų, taip sėdi prieš monitorių ir žiūri tą visą Rusijos propagandą ir kai randa kažką įdomesnio, iš karto, aišku, pasidalina su savo žiūrovais. Nu, kadangi aš stebiu tą kanalą, aš iškart pasidalinu su jumis. Nežinau, kad jūs iš viso nežiūrite tos propagandos, pasižiūrite tik mūsų laidą 2K+ ir pasijuokite. Nu, aš kalbu tą prasme apie valstybinį transliuotoją, apie jo transliuojamą informaciją. Taigi, tyrėja Makaraitytė tiesiai šviesiai, bet pasižiūrėjus tą reportažą, atskleidė, kad Mieževičius yra Kremliaus propagandos įrankis ir tą įvardino. Naujausi dokumentai, kuriuos turi žurnalistai, rodo, kad Mieževičius ir jo vadovaujama Pabaltijo tyrimo asociacija yra Kremliaus propagandos įrankis. Dabar ir jūs visi žinosite, kad Mieževičius yra Kremliaus propagandos įrankis. Kiek dar tų įrankių? Nu, aš manau, ateityje irgi bus pranešta, kiek jų ten dar yra. Taip, įdomu pažymėti, kad ką ir kaip kalbėti tiem Rusijos propagandistam nurodo Kremlius. Apie tai informavo tyrėja Makaraitytė. Nes jie patys, jie buki yra. Tengi Rusijai patys žinot, kokie yra. Tai viską nurodo Kremlius. Praktiškai surašo, jiem reikia arba mintinai išmokti, arba, ten kai yra galimybė iš suflerio paskaityti. Viską, ką surašo Kremlius, tai yra, ką surašo Putinas ir jo pavaduotojai. Čia atskleidė Indrė Makaraitytė. Šiems ir jiems pavaldiems veikėjams, kaip ir ką kalbėti, nurodo Kremlius. Dabar žinosit, kaip kas kam ką nurodo. Na, o tyrėjos LRT Monikos Garbačiauskaitės Budrienės darbuotojos, tyrėjos Makaraitytės gautos ataskaitos Kremliui, liudija, kad NATO, čia labai svarbu, NATO viršūnių susitikimas Vilniuje buvo svarbiausias. Kremlius 2023 metais praktiškai nieko daug ir nedarė, jie žiūrėjo į Vilnių ir į tą NATO viršūnių susirinkimą. Ir apie tai, čia ne tik Makaraitytė, apie tai pasakė ir Lietuvos kariuomenės analitikė Ingrida Norkutė. Čia ne šiaip. Iš ataskaitų Kremliui matyti, kad visame regione pernai viena svarbiausių temų buvo NATO viršūnių susitikimas Vilniuje. NATO summitas praeitais metais buvo tas įvykis, kur laukime paties intensyviausio informacinio spaudimo apskritai per visus metus praeitais metais. Va čia jūs matėte tą kariuomenės analitikę Ingridą Norkutę. Aš būtinai, kai bus proga, paklausiu generolo Tutkaus, ką jis galvoja apie tokias kariuomenės analitikės. Ne, aš čia nekalbu apie tai, kad jauna simpatiška mergina, tai čia yra kitas klausimas. Aš noriu apie tą analizę daugiau sužinoti. Čia yra Lietuvos kariuomenės analitikė, va šita mergina, ir tokių merginų ten yra daugiau simpatiškų. Kiek aš jau stebiu, ne vienerius metus, ten tokios merginos yra tokios analitikės. Tai žmogus iš šalies pažiūrėjęs, ne į grožį merginos žiūri, o taip kaip jin kažką analizuoja ir kažką pasako, tai gali susidaryti labai prastą įspūdį apie Lietuvos kariuomenę. Šiaip jau geriau nerodyti tų analitikių, ten tyliai dirbti. Ne, jas rodyti reikia, bet dėl kitos priežasties. Tai aš sakau, čia toks subtilus dalykas, nereikia tų temų, kaip sakoma, suplakti vieną. Taip, kad Kremlius pakeitė propagandos klaidos strategiją, pranešė ir toks Daukšas. Tai kažkokiu angliškų pavadinimų firma, kuri irgi daro tyrimus, debunk, aš neatsimenu, kaip vadinas, Makaraitytės lygio, toks irgi specialistas, žodžiu pasakė, Kremlius pakeitė, jis patvirtino, jis sakė, kliką davė, pakeitė, čia viską jis pakeitė, sako, Kremlius jau viską pakeitė. Kremlius Lietuvoje pakeitė strategiją ir dirba TikTok bei Telegram socialiniuose tinkluose. Man kas įdomu iš tų dokumentų yra, kad matom, kad ekosistema kinta. Ir nuo pat, kai Kremlius užpuolė Ukrainą ir įsivežė Ukrainą, daug dezinformacijos portalų tiek Baltijos šalyse, tiek ir pačioje Lietuvoje buvo užblokuoti. Ir matom, kad jie keičia strategiją ir daugiausia dezinformacijos pernai metais matom, kad buvo pasiekiama per Telegramą. Per Telegramą ir TikTok. Tai matosi, kad keičiasi jau būdai, kaip jie veikia.
kas norėjo pasakytas Makaraitytės prietelius Daukšas, kad buvo užblokuota, karas vyksta, padžiauriausias nuo antro pasaulinio karo, kaip skelbė mūsų valstybiniai informaciniai kanalai, padžiauriausias, brutaliausias, baisiausias. Putinas, ir pats valstybės vadovas Vytautas Landsbergis, man atrodo, yra sakęs, Putinas yra blogiau negu Hitleris. Tai jūs vis kokio lygio. Tai tada buvo užblokuoti tie kanalai, dabar atblokuoti jau. Dabar jau taip galima skleisti propagandą, kad Makaraitytė kažkokį Mieževičių rodo, cituoja, panoramos metu, minutę laiko skiria, kur ten kalba žmogus kažką. Čia taip ir nesupratau. Tai aš galvoju, kad totaliai užblokuota turi būti, kad negalima žiūrėti. Negalima žiūrėti. Aš, pavyzdžiui, žiūriu tik amerikietišką YouTube platformą. Man to visiškai pakanka. O dabar siūlo Makaraitytė ir TikToką žiūrėti, Telegramą. Telegramą aš turiu keletą ten kanalų, kur aš informaciją iš vienur, iš kitur. Beje, Telegramą rekomenduoju dar ir dėl to, kas domis tokiais geopolitiniais daugiau dalykais, tai daug informacijos yra iš artimųjų rytų, kur pas mus praktiškai iš vis jokios informacijos nėra. Tai Palestina, visas tas karas, ten daug labai galima rasti informacijos. Dar apskritai, Telegramas turbūt viena tokia rimčiausių platformų dabar. Man žymiai patinka labiau negu Facebookas. Aš Facebooko neturiu ir jau nebeturėsiu. Čia kita istorija. Taigi sunku susigaudyti. Užblokuoti kanalai, sako Daukšas, bet dabar vėl viskas laisvai. Patys reklamuoja tos kanalus, sako, o žiūrėkit kokią propagandą. Tai kam jūs rodo tą propagandą ir tos Mieževičius? Tai nežinotų žmonės nieko. Tai dabar koks nors susidomės ir žiūrės, ką tas Mieževičius daugiau prikalbėjo. Tam TikTok'e. Taip, yra vienas geras čia dalykas. Ir į tai atkreipė dėmesį valstybinis transliuotojas ir tyrėja Makaraitytė. Lietuva, įsiklausykit, Lietuva, skirtingai negu Moldova ir Baltarusija, atsispyrė Kremliaus propagandai. Prie ko čia Moldova ir Baltarusija, nesupratau, bet atsispyrė. VSD teigia, kad šiuos Kremliaus bandymus stebi, tačiau Lietuva, ko nepasakysi apie Moldovą ir Baltarusiją, kol kas atsispiria Kremliaus propagandai. Nežinau, gal jūs galite pasakyti prie kokią Moldovą ir Baltarusiją. Tada reikėtų paminėti ir Albaniją, Somaliją ir Argentiną, kaip pavyzdžiui. Netgi Meksiką. O gal ir Kubą. Aš ir Japoniją pasakyčiau. Žodžiu, nesuprasi. Bet, galbūt aš čia neįsigilinau. Ir kaip čia bežiūrėsim, dėl vieno dalyko tyrėja, LRT tyrėja, Makaraitytė tikrai pagristai piktinasi. Būtent dėl istoriko Diukovo teiginių, kad Lietuvoje ruošiamasi invazijai į Baltarusiją, ją ves Kalinausko pulkas. Lietuvoje ruošiamasi invazijai į Baltarusiją, ją ves Kalinausko pulkas. Pasiklausykime. Istorikas Diukovas taip pat yra nuolatinis ekspertas Baltijos šalių klausimais ir daro tą patį. Pastarąjį kartą pareiškė, kad Lietuvoje ruošiamasi invazijai į Baltarusiją, ją ves Kalinausko pulkas. Visiškai teisingai piktinasi Makaraitytė. Ne Kalinausko pulkas ves, o Kalinausko pulką ves Lietuvoje reziduojanti, už Baltarusijos laisvę ir nepriklausomybę kovojanti Baltarusijos prezidentė Svetlana Tikhanovskaja. Tikhanovskaja ves Kalinausko pulkus į Minską, nuvers režimą, ir tada jin galės vykdyti savo tiesioginės pareigas, dėl ko ją tauta ir išrinko čia prieš keletą metų. Apie tai kalbėjo ir pati Tikhanovskaja, apie tai kalbėjo net ir patys ukrainiečiai. Pasiklausykim, ką kalbėjo pati Tikhanovskaja. Bent pradžią, jeigu norėsit ekspertai ją, tai yra daugiau. У России отбывается хаос, який усё больш становится подобны да грамадзянской войны. ПВК под контролем Евгена Пригожина кинула выклик офиційнай уладзе России
з-за незадаволенасці тым, што Расія прайграе вайну супраць Украіны. У ФСБ ўжо завялі крымінальную справу на Прыгожына. А ў навінах мы бачым, што вагнераўцы занялі Ростов і Воронеж. Расійская дыктатура развязала вайну супраць Украіны, а цяпер прынесла яе ў свой уласны дом. І гэты досвед павінен запомніць кожны, хто хоча пачаць або падтрымаць агрэсіўную вайну. Вайна паглынае ўсё вакол сябе. Лукашенко і Путін спрабуюць уцягнуць у вайну і нашу Беларусь. Toliau, kas norės pasiklausyti, žodžiu, ten kalba, kad yra tie Kalinausko pulkai ir taip toliau. Ir būtent apie tai čia bus trumpesnis variantas, kalba ir mano dažnai cituojamas ukrainiečių. Tikras žurnalistas. Yra tikri žurnalistai ir yra tik žurnalistai, kurie pasivadina žurnalistais. Tokie Lietuvoje daug, o čia galėtų būti va šitą Makaraitytė. Irgi turbūt sako, kad žurnalistė, bet aš irgi esu astronautas ir nieks to nenuginčys. Taigi, pasiklausykim. Всему миру уже известно, Светлана Тихановская призвала закрыть границу между Россией и Беларусью, а также выгнать войска РФ из страны силами белорусской армии. С этой целью она уже создала оперативный штаб и обратилась за помощью к полку Калиновского. А добровольческий полк имени Костуся Калиновского был сформирован в феврале 2022 года с целью защиты нашей Украины, от вторжения РФ. И уже теперь полк имени Калиновского, сформированный из белорусов, заявил, что на фоне мятежа в РФ они полным ходом готовятся к активным действиям Белоруссии. Военный добавил: нам будут нужны люди для решительных действий. Готовьтесь к вступлению в отряды самообороны и ждите нашего сигнала. Вот так говорится в этом обращении из этого полка в этом видео. Taigi, kaip supratote, tyrėja Makaraitytė teisingai piktinasi dėl to dar kažkokio propagandisto Diukovo. O tik šiandien propagandistų parodėm. Diukovas, Mieževičius, nežinau, kad tokie yra. Ačiū Makaraitytė, Monikai Garbačiauskaitė, Budrieniai. Daugiau informuokite apie tos savo propagandistus. Bet Makaraitytė teisi. Ne Kalinausko būriai ves, o Baltarusijos prezidentė Svetlana Tikhanovskaja ves Kalinausko būrius į Baltarusiją ir ten iškovos laisvę ir nepriklausomybę. Kaip visada, mūsų laidoje nesąmonės nuo pradžių iki galo. Ir tos nesąmonės nėra, kad sugalvojau, aš čia sėdžiu su Puidoku, dar koks nors ir sugalvom. Ne. Tai kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro kala. Va šitie už jūsų mokesčių mokėtojų pinigus išlaikomi propagandistai. Gerai tai ar blogai? Aš manau labai blogai. Labai blogai. Jeigu Lietuvoje būtų žiniasklaida, tikra žiniasklaida, situacija būtų visiškai kita. Aš pasakyčiau netgi taip. Kažkada kaltindavau prokurorus, sakau, prokurorai, kai dar pas juos eidavau ten pasikalbėti, anais laikais, ne po kratų, ne kaip įtariamasis koks, bet anais laikais, kai patys eidavom pas prokurorus. Sakau, dėl jūsų kaltės, dėl to, kad nieko netirite, pražiūrite specialiai, dėl vienų ar tam tikrų paskatų, keliai blogi, tas blogai, tam pinigų trūksta ir taip, jūs sakau, kalti, jie lingodavo galvas, daug nesiginčydavo. Tai lygiai tas pats su žiniasklaida, jeigu jinai būtų tikra, įsivaizduokit. Tai tokiem Šimon nausėdiniam veikėjam, jokių šansų nebūtų. Jie trumpai galėtų pasirodyti, bet, jie labai greit tiesiog pražūtų politinė to žodžio prasme. O dabar jie klesti, nes už jų stovi tokios tyrėjos Makaraitytės, Monikos Garbačiauskaitės, Budrienės, ir kitas Sašlavynas. Bet čia yra viskas gerai, čiagi mes kaip į bairių žiūrim. Bet tai, ką rodžiau pradžioje, apie tą Landsbergių bendruomenės veikėjo mintį, kad kaip būtų gerai, jeigu ukrainiečių dronų operatoriai nureguliuotų tos dronus ir pataikytų į visokius Stratus, Vaitkus. Aš daugiau pavardžių galėčiau minėti, bet būtent tas pavardės pasakė Algis Ramanauskas. Čia jau nėra visiškai juokinga. Reikia daryti kažkokias išvadas.
O kokias reikia daryti išvadas? Aš siūlau prisidėti prie 100 savanorių, kurie dabar staiga ėmė iš Lietuvos gabent pagalbą į Ukrainos fronto linijas. Vėlgi, nežinau, kodėl tokia informacija dabar staiga skelbia ir iš kur čia taip atsirado 100 savanorių ir kodėl būtent dabar jas ėmė gabenti į Ukrainos fronto linijos ir kur ta fronto linija yra. Štai tas Andrei Šidlev, kurį mes vakar nemažai rodėm. Tai sako, prie tos fronto linijos, per 15 km arčiau jau neprieisi. Nes tave jau tenai nukaus, jau yra sudėtinga, nėra taip, kad čia aš iki apkaso nusigausiu. Bet skelbia valstybinis transliuotojas, 100 savanorių ėmė gabent pagalbą į Ukrainos fronto liniją. Skelbia Monikos Garbačiauskaitės Budrienės kanalas. Šimtai Lietuvos savanorių ėmė gabenti pagalbą į Ukrainos fronto linijas. LRT žino bent kelis atvejus, kai Rusija pataikė į pastatus, kuriuose vos prieš kelias dienas ar valandas buvo apsistoję lietuviai. Tam Rusija naudoja ir net brangias raketas. Sužino, kad lietuviai tai pačias brangiausias, kindžalus pasitelkė. Štai tokiam informaciniam lauke mes gyvename, čia dar noriu parodyti, kad tie, kurie netiki, gali pasiklausyti Baltarusijos prezidentės Tikhanovskos, kaip jinį ataką kelia Kalinausko pulką. Čia tada, kai Prigožinas ėjo į Maskvą, ten tas buvo kažkoks perversmas. Tai iš tikrųjų taip kalbėjo ir Makaraitytė, čia dabar dėl kažko tai piktinasi. Nereikia piktintis. O aš tik tai primenu, kad ekspertai EU, mūsų kanalai, visas mūsų kolektyvas, tai ne vien orų ir lietumi gyvi. Jūs supratot, ką aš turiu omenyje, taigi aš su jumis atsisveikinu iki greito. Linkiu gero savaitgalio. Man rūpi jūsų sveikata ir gyvybė.